Širdies treniruotės. Iš ryto minu elipsinį treniruoklį, šiek tiek geometrijos, šiek tiek literatūros dėsnių, be abejo dar gravitacija ir ontologija, viskas, ką matau, ką jaučiu, viskas veikia mane, minantį elipsinį treniruoklį. Ten tolumojant kalvų misionierių vienuolynas ir viešpaties dangun žengimo bažnyčia, dar toliau vizitiečių arba Jėzaus širdies šventovė, patekusi į kalėjimo teritoriją. Minu treniruoklį, žiūriu į didelę Jėzaus širdį suveržtą spygliuotomis vielomis. Vieną rytą kaip tik iš ten į dangų kyla karštų oro balionai. Iš toli atrodo, kad kyla tiesiog iš bažnyčių, iš vienuolynų. Mūsų maldos, tai kas žmogiška, netvaru, nyra į debesis, mūsų žodžiai, mūsų svajonės, mūsų kančios, spalvoti balionai, tuščiaviduriai, lengvesni už orą, už žemę, kurią palikdamas į dangų bėga viešpats Dievas. Ir dabar mes jau būsim visai vieni. Matau šią misteriją, mindamas treniruoklį, iš geometrijos peršokdamas į literatūrą, jaučiuosi šiame reginyje nutilėtas, praleistas, kažkur tarp lengvavūdžio baliono ir sunkios architektūros, tarp sielos ir jos išganimų, užmirštas, o gal atvirkščiai, sąmoningai paliktas žemėje treniruoti Jėzaus širdies raumenų, jeigu jis sugalvotų sugrįžti.